Galiu pasakyti, ką pasakiau mylimam premjerui. Jeigu aš būčiau premjeras, aš rūpinčiausi Lietuvą. Aš dabar esu Alytaus meras, rūpinsiu už tuos pinigus, kuriuos man šiai dienai moka savivaldybė ir kuriuos negaliu nupildyti, nes padėtas po padidinimo stiklu, tai nuoširdžiai, bet čia STT ir PNTT. Jie tegul ieško, kur aš suprantu, bandysiu nupildinti. Kaip sąžiningai pasakysiu, aš manau, kad įstatymai jie hujovi, jie perkami, parduodami. Nu, bet šiokie tokie. Aš perpratau mechanizmus, aš manau, arba sėsiu, arba užsidirbsiu bent 4 milijonus iš karto. Iš tos apistos mero pozicijos. Tai kad būtų STT, PNTT, o iš tegul seka ir dirba. Šaunuosi pasakysiu. Kiek aš galiu kruštis šitą supistą Lietuvą, štik toliau. Tai supras mane kaip žmogų teisingai. Aš linkęs susiaisti va banką. Kai nupildinsiu milijoną, minimum. Tai aš manau, neįstatė taip, nes aš iš jų įsipirksiu. Net ir Grybauskaitė, čia STT ir PNTT Grybauskaitė mintis. Nebus abejingom, nes pusę milijono atiduosiu, kuriem priklauso. Uždulkino šitą sistemą, šitą vaikelį dabar pasakysiu. Žinok, nereikia manyje bodinti žvėries.